Sveiki, mano mėly klausytojai. Ruduo ir vėl pasakų laikas ir vėl skaitau jum pasakas. Tęsiu skaitimo ciklo Gyvenimas pasakoja lietuviškos pasakos. Taigi, kodėl aš nieko neturiu? Gyveno žmogus. Toks jis vargšas buvo, jog nieko neturėjo. Apsitaisė sykį, kuo galėdamas, ir išėjo į pasaulį. Sutiks kokį žmogų ir klausia, kodėl aš nieko neturiu? Ar turi kokį nors darbą? Ne, neturiu. Kad neturi darbo, sako jam žmogus, iš kur tu ką turėsi? Ir eina vargšas toliau, klausinėdamas, kodėl jis nieko neturys. Taip atėjo į vieną miestą. Eina per miestą, žiūri sodas. Po tą sodą vaikščioja karalius su karalienė. Prieina jis prie karaliaus ir klausia, kodėl aš nieko neturiu? Ar moki skaityti, rašyti, arba šiaip kokį amatą? Ne, nemoku. Iš kurgi tu ką turėsi, kad nieko nemoki? Eina vargšas toliau ir mato, prie rūmų durų karaliaus duktė sėdi. Prieina jis ir klausia, kodėl aš nieko neturiu? Ar tu ją vedęs? Ne, dar nevedęs. Parvesk pačią ir turėsi, sakė karalaitė. Vargšas tik nusijuokė ir nuėjo savo. Karalius matė, kaip jis juokėsi, ir užėjo jam noras patirti, ką jam karalaitė pasakė. Klausė jis karalaitės, kogi tave tas žmogus klausinėjo? Gi klausė, kodėl jis nieko neturys. O ką tu jam atsakei? Nesakysiu. Nors ją karalius kiek įmanydamas spyrė, kad pasakytų, bet niekai prispirti negalėjo. Tada liepė suieškoti tą žmogų. Surado vargšą, atvedė pas karalių ir klausė jo karalius. Ko tu karalaitės klausei? Klausiu, kodėl aš nieko neturiu? O ką ji tau atsakė? Parvesk pačią ir turėsi. Kad užpyks karalius ant dukters. Kaip tai parvesk pačią, sako, jis dar nevedęs, taip vargingai gyvena, o kas bus, kai ves ir vaikų susilauks? Kad tu jam tokį patarimą davei, eik ir gyvenk su juo. Ir išvarė karalius dukterį drauge su tuo vargšu žmogum. Nuėjo juodu į kitą miestą ir sako karalaitė vargšui, aš persitaisysiu kitais drabužiais, o tu nunešk mano karališkuosius drabužius pas tą pirklį, kur mano tėvas visados prekes ima, ir parduok už tiek ir tiek rublių. O kad klaus, kieno tie drabužiai, sakyk, tavo pačios. Nunešė vargšas drabužius pas pirklį, pasakė kainą, o pirklys klausia, iš kur tuos drabužius gavai? Tai mano pačios. Tu juos pavogei? Tai mano pačios, vis sako vargšas. Užpyko pirklys, atkvietė policiją ir liepė tą žmogų suimti. Iš kur tu tuos drabužius gavai, klausia policija. Tai mano pačios. Jei bus tavo pačios, sako pirklys, aš tau atiduosiu visą savo gerybę. Dabar vargšą suėmė, o pirklys pasirašė, atiduosiąs visą savo gerybę, jei tie drabužiai būsią jo pačios. O kurgi yra ta tavo pati? Gi už miesto, laukia mane sugrįžtant. Ir nuvedė juos pas karalaitę. Kai tik pamatė, to jau visi ją pažino. O karalaitė sako, kam jūs varginate tą žmogų? Tai mano pats. Nuleido nosį pirklys ir turėjo atiduoti vargšui visą savo gerybę. Ir persikėlė vargšas su karalaitė į pirklio namus. Visko čia buvo pilna, tik tai reikėjo dar pinigų. Nuaudė karalaitė juostą, išsiuvo brangiais akmenimis ir liepė vargšui nešti ir parduoti. Prisirišo vargšas tą juostą ant žalgos, žinai, prastas žmogus, ir nešiojasi po miestą. O tame mieste tik tai vienas pirklys turėjo panašių juostų. Pamatęs jis tą žmogų klausė,
Iš kur gavai tą juostą? Tai mano pačios. Prisipažink, kad pavogei. Tai mano pačios. Tuo tarpu prisirinko daugiau pirklių. O žinai, pirklys už pirklį visados užstoja. Visi iš vieno sako, kad ta juosta vogta. O vargšas vis sako, tai mano pačios. Sudėjo tada pirkliai po 2000 ir sako, jei ta juosta bus tavo pačios, šitie pinigai tegul bus tau. O kad vargšas atvedė juos pas karalaitę, ta pradėjo ant pirklių bartis, kam jos vyrą be reikalo užkabinėja. Nusigando pirkliai, atidavė vargšui sudėtus pinigus ir sugrįžo namo ir šunį lupę. Dabar visko ganėjo, ir pinigų, ir šiaip jau visokių gerybių. Gyveno savo vargšas su karalaitė laimingai. Po kiek laiko atsiunčia karalius savo tarnus į tos pirklio namus, kad išduotų tiek ir tiek prekių. Tegul pats karalius atvažiuoja, sako karalaitė, kitaip neišduosim. Sugrįžo tarnai ir pasakė, kad taip ir taip, nenori pirklys išduoti prekių. Tegul, sako, pats karalius atvažiuoja. Kaip? Ar tegul pats karalius atvažiuoja? Gerai, pakinkykit arklius. Pakinkė arklius ir karalius išvažiavo. O karalaitė žinojo, kad tėvas labai supyks, dėl to pasivilko po apačią geležinius drabužius. Atvažiavo karalius, iššoko iš ratų ir tiesiog prie karalaitės, kad duos jai kardų per pečius, bet kardas atšoko. Tada tik tai karalius atsikvošėjo ir pažino savo dukterį. Negalėjo jis atsistebėti. Kaip tu čia, sako, patekai? Karalaitė apsakė savo tėvui, kaip viskas atsitiko. Tada karalius užrašė jiems pusę karalystės ir dar tą patį vakarą pakėlė vestuves. Tose vestuvėse ir aš buvau, kodėlėje sėdėjau ir į vestuvininkų žiūrėjau, o ką girdėjau ir mačiau, žodis į žodį užrašiau. Baltas vilkas. Buvo karalius ir turėjo 3 dukteris. Viena graži, kita gražesnė, o jauniausia gražiausia. Tėvas norėjo į Vilnių važiuoti tarnaitės, apsižiūrėti, kiauliams pašerti, apsišluoti. Jauniausioji duktė sako, tėvai, nereikia man tų tarnaičių, aš pati apsižiūrėsiu. Kai važiuosi į Vilnių, parvežk man gyvų gėlių puokštę. Išvažiavo karalius į Vilnių. Vienai nupirko šilko suknią, antrai nupirko skepetą brangę, o jauniausiai dukteriai gyvų gėlių visame mieste niekur nerado. Važiuoja namo per girią, tik žiūri, šalia kelio tupi baltas vilkas, ant jo galvos gyvų gėlių puokštė. Karalius sako vežėjui, lipk iš karietos, paimk tas gėles ir atnešk. Bet vilkas prašneko, galingas karaliau, ne taip pigu gauti gyvų gėlių puokštę. Karalius klausė, ko tu nori, aš tave pinigais apipilsiu. Nereikia man tavo pinigų, tik prižadėk atiduoti, ką pirmiausia sutiksi. Karalius pagalvojo, namai dar toli, sutiksim gal kokį žvėrį ar paukštį. Ėmė ir prižadėjo vilkui atiduoti, ką pirmiausia sutiks, o štai gavo gyvų gėlių puokštę. Bet nieko daugiau kelionėje karalius nesutiko. O kai parvažiavo į savo dvarą, pirmoji išbėgo jo pasitikti jauniausioji duktė ir pamatė, kad tėvas labai nusiminęs. Ko toks liūdnas, tėveli? Paklausė karalaitė. Kaip aš nebūsiu liūdnas, atsakė karalius, kad pažadėjau tave baltam vilkui. Ateis 3 dieną į dvarą, tau reikės su juo eiti. 3 dieną atėjo vilkas į dvarą, sušvilpė. Atiduokit man, ką žadėjot. Karalius sumanė gudrumu vilką apgauti.
aptaisė kambarinę kaip karalaitę ir nuvedė vilkui. Tas sako, sėsk ant manęs, nunešiu į savo dvarą. Mergaitė atsisėdo jam ant nugaros ir vilkas nulėkė į girią. Pribėgo tą vietą, kur tupėjo su gėlių puokšte ant galvos ir sako, sėskim pailsėti. Susėdo pailsėti. Vilkas klausė, ką tavo tėvas veiktų, jei šitą girią valdytų? Mano tėvas neturtingas, atsakė mergaitė, jis medžius kirstų ir statines darytų, jas parduotų ir vis duonos kąsnį turėtų. Vilkas sako, tai ne toji, sėsk ant manęs, nešiu į tą dvarą, iš kur tave paėmiau. Parnešė ją vėl ir vėl sušvilpė, atiduokit man tikrąją, o kad neduosit, išgriausiu visą dvarą. Verkė tėvas motina, eik vaikeli, kad jau esi pažadėta baltam vilkui. Užsisodino vilkas karalaitę ant nugaros ir nunešė į tą pačią vietą, kur su Ana sėdėjo. Ir vėl klausė, ką tavo tėvas veiktų, jei šitą girią valdytų? Mano tėvas medžius kirstų ir naujus dvarus statytų, tai kad dabar turtingas, paskui dar turtingesnis būtų. Vilkas sako, tai toji pati, sėsk ant manęs, nešiu į savo dvarą. Nunešė per girias, per raistus į savo dvarą. Rūmai dailiai ištaisyti, kiemai akmenimis išgrįsti. Karalaitė sako, gražus dvaras, tik man bus ilgų be tėvo ir motulės. Pagyvenk čia metus, sako vilkas, tada eisim tavo tėvų aplankyti. Karalaitė viena gyvena tame dvare. Po metų pareina baltas vilkas ir sako, šiandien tavo vyriausioji sesuo išteka, renkis į vestuves, aš tave nunešiu, bet kai ateisiu tavęs paimti, tu nieko neklausyk, nei tėvo, nei motinos, vos tik sušvilpsiu, viską mesk ir eik pas mane, kitaip nerasi kelio pareiti per girias. Nunešė ją į vestuves ir paliko. Tėvai labai apsidžiaugė ir niekur nebenorėjo jos leisti. Bet kai atėjo vakaras ir už langų vilkas sušvilpė, karalaitė viską metė ir išbėgo iš puotos. Vilkas užsisodino ją ant nugaros ir parnešė į savo dvarą. Prabėgo dar metai. Atėjo vėl vilkas ir sako, renkis į vestuves, šiandien tavo vidurinė sesuo išteka, dabar abudu eisim pas tavo tėvus ir tenai nakvosime. Kai baigėsi vestuvių puotą, senoji karalienė nuvedė savo dukterį ir baltąjį vilką į kambarėlį ir liepė gulti. Vos tik karalienė išėjo, vilkas nusimetė savo kailį ir pavirto dailiu jaunikaičiu. Bet senoji karalienė už durų patykojusi irgi matė, kaip vilkas pavirto jaunikaičiu. Tuo jis sušaukė mergas, liepė užkurti virtuvėje krosnį ir įmesti į ugnį vilko kailį. Vos tik kailis ėmė spirgėti, jaunikaitis pašoko iš lovos ir vėl pavirto baltu vilku ir kaip vėjas išūžė pro duris. Apsiverkė nuliūdusi karalaitė ir išėjo ieškoti savo jaunikaičio. Ėjo per girias, per tankumynus, niekur neatsekė, nei kelio, nei takelio. Taip vaikščiojo pusę mėnesio, kol priėjo trobelę vidury girios. Įeina į vidų, žiūri, vėjas sėdi ir skaito. Klausia jį, vėjeli, putėjėli, ar nematei balto vilko? Pūčiau dieną, pūčiau naktį, bet niekur balto vilko nemačiau, atsakė vėjas ir davė jai tokią kurpaitę. Su šitą kurpaitę galėsi žengti po 100 mylių. Nužengė karalaitė pažvaigždę ir klausė, žvaigždelė, spindolėlė, ar nematei balto vilko? Spindėjau visą naktį, bet nemačiau. Davė jai žvaigždė tokią kurpaitę, kad galėjo žengti po 200 mylių. Nužengė pas mėnulį ir klausė, mėnesėlį, žiburėlį, ar nematei balto vilko? Žibėjau visą naktį, bet nemačiau.
Ir mėnulis davė jai tokią kurpaitę, kad galėjo žengti po 400 mylių. Nužengė pasaulio ir klausė: Saulelė, švieselė, ar nematei balto vilko? Mačiau, bet tavo baltas vilkas kitą rengėsi vesti, atsakė Saulė. Jis gyvena stiklo kalne, dieną baltų vilkų laksto, o naktį jaunikaičio atvirsta. Kai tu nužengsi palei tą kalną, rasi kalvę. Įėjus paprašyk apkaustyti rankas ir kojas ir nukalti 4 sieksnių grandinę. Tik tada užlipsi ant to kalno ir rasi vilko dvarą. Davė jai Saulė tokią kurpaitę, kad ji žengė 500 mylių nužengė. Davė tokį ratelį, kad jis samanas verpė, šilko siūlai vijosi. Davė tokį peilį, kad į medį drožė, aukso skiedrelės krito. Ir išėjo karalaitė balto vilko ieškoti. Nužengė už 9 gyrių, už 9 marių, rado stiklo kalną, o prie to kalno stovi kalvė. Apkaustė kalvis jai rankas ir kojas, nukalė 4 sieksnių grandinę ir užlipo karalaitė ant stiklo kalno. Tenai rado puikius rūmus ir įsiprašė, kad ją priimtų lovų kloti ir ruoštis. Viską apsiruošus atsisėda karalaitė ir verpia Saulės dovanotų rateliu, bet savo veido nerodo, apsigobus galvas skara, kad jos nepažintų. Pamatė balto vilko antroji mergelė, kad jie šilko siūlus verpia ir prašo: Babut, atiduok man šitą ratelį. Jei leisi jaunikio lovą šiąnakt pergulėti, tai atiduosiu, leisiu. Bet vakare jį davė jaunikiui gerti stiprių gėrimų ir tas atsigulęs tuoj užmigo. Tada nuvedė babutę į jo kambarį ir leido po lovą pergulėti. O toji, vos atsigulus, pradėjo viską pasakoti, kaip jos buvusios 3 seserys, ji jauniausia ir gražiausia, kaip tėvas ją pažadėjęs baltam vilkui, kaip įėjusi į seserų vestuves, vienose buvusi viena, antrose buvę abudu, kaip motina liepusi mergoms jo kailį sudeginti, o jis su vėju išūžęs pro duris, kaip dabar ji verkdama ėjusi ieškoti, klausinėjusi vėją, žvaigždę, mėnulį ir saulę, kaip saulėje pasakius, kad matė baltą vilką, bet tas jau kitą rengėsi vesti. Kaip kalvis sukaustęs jai rankas ir kojas, nukalęs 4 sieksnių grandinę ir jį užlipusi ant stiklo kalno. Kaip atidavusi antrai mergeliai Saulės dovanotą ratelį, o jį leidusi vieną naktį pergulėti po jaunikio lovą. Bet jaunikaitis kietai miegojo ir nieko negirdėjo. Tik sargybiniai, budėję prie durų kiaurą naktį, girdėjo bobutę kalbant ir rytą pasakė savo ponui: Ką ten toji bobutė šiąnakt po jūsų lovą tiek daug šnekėjo? Parūpo ir jaunikaičiui tai sužinoti. Jis žadėjo kitą naktį nemigti ir pasiklausyti. O karalaitė apsiruošė, paklojo lovas ir atsisėdusi drožinėja pagalėlių Saulės dovanotų peilių. Ji drožia, aukso skiedrelės krinta. Pamatė antroji mergelė ir prašo: Bobut, atiduok man šitą peilį. Jei leisi dar vieną naktį po jaunikio lovą pergulėti, tai atiduosiu. Leisiu. Vakare jį vėl davė jaunikiui stiprių gėrimų, bet tas juos išpylė ir atsigulė negėręs. Naktį karalaitė po lovą gulėdama vėl ėmė pasakoti, kaip į baltam vilkui buvo pažadėta ir kaip per didelį vargą jį surado, bet tas kitą vesti rengėsi. Jaunikaitis viską girdėjo ir suprato, kad pirmutinė jo mergelė atsirado. Rytojaus dieną jis sukvietė daug svečių ir pasakė: Pikta ragana buvo mane užkeikusi. Aš tol turėjau baltų vilkų lakstyti, kol mergelė mane taip pamils, jog dėl manęs jokio vargo nepabijos. Vai ačiū tau, karalaitė, kad mane iš piktų burtų išvadavai.
Tuoj buvo iškeltos šaunios vestuvės. Svečiai 9 dienas ūžė ir šoko, net stiklo kalnas dundėjo. 3 vandenų karaliai. 30 karalystėje, pačiam žemės krašte, gyveno vienas karalius. Jis turėjo sūnų ir labai jį mylėjo. Sykį išėjo karalaitis į sodą pasivaikščioti ir pamatė nedidelę, tvirtai sumūrytą, geležim apkaltą, stipriai užrakintą trobelę su vienu langeliu. Pažiūrėjo pro tą langelį, pamatė sėdint tokį senuką, visas masto didumo, o barzda sieksninė. Jį ten buvo įsodinęs karalius, o sūnus apie tai nieko nežinojo. Tas senis dabar prašo karaliūną, kad jam duotų atsigerti vandens. Karaliūnas jo pasigailėjo, pasėmė kaušą vandens ir padavė. Senis vienu mauku išgėręs labai padėkojo ir sako, jei tau bus kokia nelaimė, aš ateisiu į pagalbą. Taip taręs, senis išėjo iš trobelės, ėmė kilti aukštyn ir visai pranyko. Ta jo išlėkimą matė pats karalius pro langą ir sako, na dabar tai bus, kas tą senį paleido? Suvadino dvariškius, klausinėja, kas paleido senį, bet ne vienas nieko nežino. Atėjo ir karaliūnas pas tėvą. Tėvas klausia, ar tu tą senį paleidai? Aš jo nepaleidau, aš jam daviau tik vandens atsigerti. Kad tu tai padarei, reikėtų tave nužudyti, bet kad pats prisipažinai, tai aš tavęs taip nebausiu, tik tu eik savo iš mano žemės, kur akys veda. Atsisveikinęs su tėvu, padėkojęs už duoną ir druską, už auginimą, eina jis savo, pats nežinodamas kur. Atėjo į vieną karalystę, užėjo karaliaus dvarą, prašosi tą karalių, kad jam duotų kokią tarnystę savo dvare. Karalius jį priėmė už vežėją. Vieną sykį išėjo jis už dvaro, galvoja apie savo karalystę, kad jis karaliaus sūnus, o dabar turi tarnauti svetimam. Iš kur buvęs nebuvęs, atsirado pas jį tas senis, visas masto didumo, o barzda sieksninė. Na, karalaitis, sako jis, tu mane išgelbėjai iš tokio vargo, tai dabar eik šiandien su manim, aš tave gerai pamylėsiu. Nuėjo abudu į to senio trobelę, senis jam atnešė 4 kibiro vyno. Šitau šitą vyną, vienu mauku išgerk. Karaliūnas išgėrė. Dabar, sako senis, eik laukan, rasi akmenį 500 pūdų, paėmęs pakelk. Išėjo karaliūnas, paėmė tą akmenį, permetė per galvą. Kai grįžo į trobelę, klausė senis, na ką, ar pakėlei? Permečiau per galvą. Gerai, kad permetei. Dabar šitau puskibirį vyno, išgerk. Kai tik padavė, vėl vienu mauku išgėrė. Dabar, sako senis, eik laukan, rasi akmenį 1000 pūdų, pakelk jį. Karaliūnas išėjęs paėmė tą akmenį, permetė per galvą kaip kokią lazdą. Kai grįžo senis, klausė, na ką, permečiau per galvą kaip kokią lazdą. Dabar šitau kibirą vyno išgerk. Kai jam padavė vienu mauku, vėl išgėrė. Na dabar eik laukan, rasi 1500 pūdų akmenį, pakelk jį. Išėjęs paėmė tą akmenį, permetė per galvą kaip kokią plunksną. Sugrįžo į trobelę senis ir vėl klausė, ar pakėlei? Paėmęs permečiau per galvą kaip kokią plunksną. Dabar, sako senis, jau gerai pajėgi, gali savo grįžti atgal pas tą karalių. Kai sugrįžo, klausė vyriausias karalius vežėjas, be mano leidimo, kaip tu galėjai išeiti ir taip ilgai neparėjai? Ir drožė su ranka jam per veidą. Užpykęs karaliūnas kaip davė atgal, tai vežėjo galva nutrūkus nuo pečių, nulėkė už kelių varsnų. Kiti tarnai sugriebė, nuvedė jį pas karalių. Karalius klausė, kodėl tu jį užmušei? Aš nenorėjau užmušti, aš jam tik skolą atidaviau. Karalius nepiktas buvo,
nieko jam nedarė, liepė eiti vėl prie savo darbo. Neilgai trukus ateina pas tą karalių masto didumo senukas su žalvario galva, su geležies rankom, su švino barzda, atneša laišką nuo vandenų karaliaus Slibino trigalvio. Vandenų karalius liepė tą ir tą dieną atvesti prie jūros savo dukterį jam praryti. O jei neatvesi, rašo, tai visus tavo žmonės suėsiu, o tave patį paimsiu į vandenų karalystę vergauti. Nėr ką daryti, pažadėjo karalius atvesti. Sušaukė visus savo dvariškius ir vyresnėlius, klausė, ar negalėtų kas gelbėti jo dukterį nuo tokios baisios mirties. Žada, tas žentų būsės, katras ją apginsęs. Atsirado vienas vyresnėlis, sako, rasi aš galėsiu gelbėti. Kada jau atėjo ta diena, išgabeno karalaitę į pajūrį į tokią trobelę, o vyresnėlis paėmęs kelias 10 kareivių, nuėjo Slibino laukti. Gavę žinią apie tai, nuėjo prie jūros ir karaliūnas, pasiėmęs tik savo kardą. Netrukus susidrumstė jūra, išeina Slibinas su 3 galvom. Anas vyresnėlis jį pamatęs su savo kareiviais ir tarnais pabėgo į girią ir žiūri, kas čia dėsis. O karaliūnas, kada jau Slibinas norėjo eiti prie trobelės, prišokęs kaip davė jam kardu, visos 3 galvos nukrito. Paskui atvertęs didelį akmenį, pakišo po jo negyvą Slibiną ir nuėjo savo namo. O tas, kuris buvo ketinęs karalaitę gelbėti, išlindo dabar iš girios, atėjo pas ją ir sako, jeigu tu sakysi, kad aš tave išgelbėjau nuo Slibino, tai bus gerai, o jei ne, tai įmesiu tave į jūrą. Karalaitė Slibino išgąsdinta, o dabar mirtim dar bauginama sutiko. Sakysiu, tik nieko nedaryk. Pargabeno ją vyresnėlis pas karalių, sakosi pats ją išgelbėjęs. Džiaugiasi karalius, kad duktė sveika sugrįžo, iškėlė didelę puotą ir sako, dabar tu būsi mano žentas. O karalaitė nenori to apgaviko, ji nori sužinoti, kas toks ją apgynė. Tai sako tėvui, aš labai išsigandus, tegu vestuvės bus po metų. Bet už kelių dienų vėl nelaimė. Ogi ateina pas karalių masto didumo senukas su misingio galva, su geležies rankom, su švino barzda, atneša laišką. Karalius atplėšęs skaito, kad vandenų karalius, šešiagalvis Slibinas, liepia už 3 dienų atsiųsti savo dukterį jam praryti. O jei neatsiųstum, rašo, tai suėsiu visą tavo karalystę ir tave patį. Karalius prižadėjo tam seniui, kad atsiųsęs, suvadino vėl visus savo dvariškius ir klausinėja, kas bus. Kiti sako, tegu eina pats gelbėti. Po 3 dienų nugabeno karalaitę į tą trobelę pajūryje, nuėjo ir vyresnėlis su keletu kareivių į krūmų žiūrėti, kas bus. Tas vyresnėlis žiūri iš girios, kad jau ano nebėra, atėjo pas karalaitę ir sako, sakyk, kad aš tave išgelbėjau, o jei nesakysi, tave nuskandinsiu. Karalaitė nėra ką daryti, sutinka. Sakysiu, kad tu antrą sykį išgelbėjai. O tuos savo kareivius jis įgrasino, kad niekam to atsitikimo nepasakotų. Kai aš būsiu karaliaus žentu, sako, tai gerai jūs apdovanosiu. Suvadinęs vėl dvariškius, sako karalius, kas dabar bus? 2 syk išgelbėjau, o jau 3 sykį pražus. Kas dabar ją gelbės? Jau po viso tas melagis vėl atėjo pas karalaitę, atėjo sako, jei sakysi, kad aš tave 3 sykį išgelbėjau nuo mirties, tai bus gerai, o jei nesakysi, aš tave įmesiu į vandenį. O tas apgavikas matė iš girios, kaip anas juos pakišo po akmeniu, sako, ana kur po akmeniu, tai eik pakelk akmenį ir parodyk, nes kas nukirto, tas juos ir po akmeniu padėjo. Karalius pamatė, kad tas akmens nepajudinti negali, o karaliūnas tos akmenis kaip plunksnas varto. O kokia ten
Paskui buvo puota, kokios linksmybės. Ir aš tenai buvau, alų midų gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj nieko neturėjau. Ačiū už dėmesį, iki kitų kartų.